Sveiki visi. Na štai, sugrįžome į televizijos bokštą, dabar esame 20 aukšte, kur galite matyti mūsų atliktus darbus. Tai čia yra pagrindinis šio aukšto baras, kuriame bus galima įsigyti tam tikrų gėrimų, užkandžių bei pasigrožėti įspūdingų Vilniaus kraštovaizdžių. Būtent tokią saulėtą gražią dieną ši vieta yra kone pati geriausia Vilniuje. Mes čia matom, turim barą, jo galutinius montavimo etapus, paskutiniai valymai, tam tikrų įrangų pajungimas ir tuomet jau baras bus paruoštas darbui ir galės priimti vilniečius ir visus svečius. Pirmiausia, kai pamačiau šitą projektą, tai pirmas klausimas kilo aukštis, kaip reikės pasikelti į šitą aukštą bokštą ir kaip visus baldus pakelti. Sužinojom, kad liftas yra mažas, kad netelpam į tą liftą, tai buvo labai įdomus sprendimai kelti baldus ant lifto stogo. Tai smagus toks įdomus projektas, neeilinis buvo. Baldai tikrai nestandartiniai, neeiliniai, vienas iš tokių įdomesnių sprendimų, tai reikėjo mums surasti ir sugalvoti, kaip padaryti didelį sferinį veidrodį. Tai teko pasukti galvą ir radom didžiulį kelio ženklą, kurį išardėm ir iš jo padarėm puikų veidrodį, kurį galėsit bare pamatyti. Apartamentuose išskirtinės yra pagamintos spintos ir sienų panelės, jos gamintos yra netiesios formos, visos išgaubtos, užapvalintos, paminkštintos, aptrauktos gobelenų, tikrai toks išskirtinis ir vaizdas, ir gaminys. Turėjome tikrai daug iššūkių, juos visus įveikėme, pagaliau daug ko išmokom, pasimokėm. Ateičiai dar darysime baldus 19 aukšte restorane, tai būsime daug pamokų išmokę ir bus viską daug tikriausiai lengviau padaryti. Ties šiuo aukštu ir šiais apartamentais užbaigėme pirmą etapą ir balandžio mėnesį, kaip buvau minėjęs, galėsime apsilankyti visose erdvėse, o kitas antras etapas, kuriame bus Paukščių tako restoranas, bus atnaujintas šių metų gale. Taigi, mūsų dar laukia daug darbo, o jūs sekite mūsų naujienas ir sužinosite, kaip mums sekasi. Iki.